Jūrmalos cerkvė. Labai graži, auksiniais kupolais. Kai kurie auksiniai, kai kurie mėlyni. Viršuje va tenais yra 2 varpai. Turbūt ir iš kitos pusės yra. Eisim, pažiūrėsim. Štai iš kitos pusės. Irgi čia mažesni varpeliai tokie. Aha, Marijos su kūdikėliu. Ir įeinam pažiūrėti. Это ангел-хранитель. O, ikonostasas. Ir kupolai už vartų. Jie tarsi ta cerkvė tokioje pušų globoje. Tarp pušų. Štai. O virš jo saulutė. Va ten. Įeinam į gintarinį miško parką. Va štai. Čia Jūrmaloje. Dzintarų Mieža parks. Na ir pasidairysime. Štai Gintarų miško parko apžvalgos bokštas, kuriame kilsime į viršų ir apveizėsime apylinkes. Štai mes jau apžvalgos aikštelėje ir jos viršūnėje. Aukštis truputuką aukščiau nei šitos pušelės. Ten matosi jūra. Pakankamai rami. Praktiškai žalia zona. Įdomu tai, kad buvo keletą pastebėjimų. Va, matote, kiek aukštai aplinkui
Kiaurai matosi, va ten žmogiukas eina. Va ten, matote, koks mažiukas. Čia negalima lipti pavartojus alkoholio su aukštais bateliais, kai mergaitės eina į balių arba moteris. Ir taipogi šuniukams negalima. Nu jau aš suprantu dėl ko, nes va šičia yra tokie tarpai. Kojytės ir špyliai tie lys į vidų, nepaeisit normaliai. Ir taipogi negalima vartoti hamburgerių ir kavos, ten parodyta. Na turbūt jeigu valgote, pavyzdžiui, viskas byra, o jeigu byra iš burnos, tai byra ir kitiems ant galvos. Taip aš suprantu. Vat štai. Šiaip tai niekas čia nesimato, nieko negaliu aš parodyti, apart tik tai žaluma, žaluma ir žaluma. Štai tiek.